Ar buvo baisu ateiti pačią tą Vilnius? Pirmą kartą? Jo. Ar šiandien? Šiandien pirmą kartą? Ne. Ateiti nebuvo baisu, buvo reklama labai faina. Nežinau, labai svajojau išmokti šokti ir atėjęs iš karto užsikabinau prie kolektyvo, mokytojų. Buvo labai super vaibas ir nesinorėjo išeiti. Tai va, vis dar čia ir esu. O kodėl tu esi? Nes jaučiu, kad dar galiu daug ko išmokti. Jaučiu, kad nuolat tobulėju. Dar tikrai mokytojai man turi ką suteikti. Ir tikiuosi, tai išsipildys. Ar šokiai kaip nors pakeitė tavo gyvenimą? Net negaliu. Kaip buvo prieš šokius ir po, kai pradėjai šokti? Pradėjau tikrai dažniau vaikščioti į vakarėlius. Vakarėlių tipas pasikeitė. Atradau, kad vakarėliuose nebūtinai reikia alkoholio ir dar ko nors, kad apsvaigti. Pilnai užtenka šokio. Tas vaibas neša toli ir nesinori nuo jo pabėgti niekur. O kaip jautiesi dažniausiai, vat jeigu, tarkim, nežinau, nesinori, bloga diena, nesinori eiti pašokti, bet vis dėlto nusprendė ateiti? Kaip besijaučiau, visada žinau, kad išeisiu su šypsena ir šlapiais marškiniais.